namuose, aš dabar jau po mokyklos, ruošiu svoras, nežinau, bet mane tiksina jau namuose. Jau esu namuose, kaip galim sakyti, tai biškį nefilmavau, tai buvau pavalgęs, mėsos su ryžiais, dėja nenufotinau, bet tiesiog taip pasakau. Ir šiaip biškį pabuvau, pamaigiau prie telefono, o dabar jau eisiu ruošti pamokas. Bet dabar jūs turbūt matote tokį keistą vaizdą, lyg čia nebūtų namai. Čia iš tikrųjų ir nėra namai, aš gyvenu Panevėžio rajone. O dabar aš taip sugalvojau po atostogų gyventi darbo dienomis pas savo močiutę, kuri gyvena Panevėžy. O dėl ko visa tai? Tai dėl to, nes dažniausiai pirmą pamokos nebūna, mano tėvams reikia anksti važiuoti į darbus, tai aš tiesiog būna mokyklai sėdžiu tą visą pamoką, tiesiog nieko neveikia. Tai aš dabar tiesiog ilgiau pamiegosiu, o dabar reikia ruošti pamokas, o čia porą vaizdų, kaip atrodo mano stalas. Dabar jau namų darbus padariau, judės prie sporto. Ką aš visą laiką veikiau, tai po sporto dar aiškiuosi geriau vandens ir šiek tiek užšaldau sumuštinio su dešra tiesiog. Tada visą likusį laiką tiesiog montavau video ir jį jau įkėliau, o dabar jau yra beveik 9 ir aš eisiu dar su seneliais pažiūrėti televizoriaus ir tada jau keliausiu miegoti.